Sveiki, Color LT nariai. Šiandien parodysiu pamoką, kaip su Adobe Premiere Pro pasidaryti atbulinį video. Tai pirmiausiai įsikelkime savo video klipą. Aš turiu štai tokį. Ant video klipo spauskime dešinį pelės mygtuką, Speed, Duration, pažymėkime Reverse Speed ir spauskime OK. Tada paspauskite klaviatūrą Enter ir palaukite, kol surenderins frame'us. Na, štai ir viskas. Darbas atliktas, tikrai labai paprasta ir vaizdas visai neblogas. Taigi ačiū, kad žiūrėjote ir apsilankykite color.lt.